Sveiki, mano brangus vandeniai, čia yra Taro kortų prognozė jums vasario mėnesiui. Prašau, pakomentuokite, kaip jums prasigroja sausio mėnuo, kas išsipildė, bent jau procentaliai brūkštelkit, kiek procentų išsipildė, arba kažkoks tai įvykis, kuris pas jūs išsipildė. Man labai svarbu gauti grįžtamąjį ryšį. Prašau, duokit laikų, pafollowinkit, pasidalinkit. Ačiū jums širdingai už visus komentarus, ačiū jums širdingai už visus laikus. Primenu, kad prognozė yra tik tai bendro pobūdžio, kas norėtų savo asmeninės prognozės, naudojant jūsų nuotrauką ir gimimo datą. Jūs ją galite užsakyti mano interneto svetainiai būrimas taro kortomis LT. Čia apačioje aš visada palieku nuorodą. Ten jūs galite labai patogiai nusipirkti jums tinkamą dėlionę, pasirinkti iš temų, meilės, santykių, finansų, darbo, sveikatos arba metinę dėlionę metams į priekį nusipirkti, kaina nuo 40 iki 50 eurų ir kelių dienų bėgyje aš jums atsiųsiu asmeninę prognozę video įrašų formatu į jūsų Viber ar WhatsApp. Gerai, pradedam. Vandeniai, kas laukia vasario mėnesį? Taip, pradedam nuo kvailio kaladės. Jūs irgi mintimis galite užduoti klausimą, kokiegi pagrindiniai pokyčiai laukia manęs vasario mėnesį. Taip, žiūrim, vandeniai, pirmą kortą. 5 kardai, antra korta, 4 lazdos. Žiūrėkit, jūsų kova dėl tikriausiai kažkokio, savo tikslo pasiekimo turėtų baigtis jūsų naudai. Turėtumėte pasijusti nugalėtojais, nes čia yra 5 kardai korta, kuris sako, kad vienas mūšis bent jau pabaigtas ir jūs jau galite pasidžiaugti tą pergalę, ne? 4 lazdos tai yra atsipalaidavimas, tai yra šventė, tai yra tokia energija pozityvo ir džiugesio, kuomet žmogus jau atlikęs tam tikrą darbą gali pagaliau atsipalaiduoti, atsikvėpti ir pasidžiaugti savo darbo rezultatais. Taip, tik tai šita kova, jinai neturėtų būti, sakykime taip, priimta kaip jau visiškai galutinė. Gali būti, kad dar jūs laukia ir sekantis kiti mūšiai, ne, čia tik tai vienas iš kelių, bet jūs jau galite džiaugtis to, kad bent jau vienas mūšis laimėtas. Kaip jį laimėsite, ar kažkokiais, tai aš nežinau, ten būdais, ne, tokiais, nelabai gražiais, sakykime taip, nelabai ekologiškais, o galbūt tai bus kažkokia tai diplomatija, lankstumas, o galbūt kartais netgi ir pasidavimas, irgi ėjimas į oponento sąlygas irgi yra pergalė. Žiūrint, kaip jūs pažiūrėsite į visą tai ir kokie yra jūsų mąstymo šablonai. Taip, taipogi 4 lazdos, tai gali būti šventė arba įsigijimas nekilnojamojo turto. Galbūt kažkas tai iš jūsų, mano brangus vandeniai, planuoja įsigyti, aš nežinau, ten naują būstą, ten kokį nors sodybą, namą, sodo namelį ir taip toliau. Tai irgi kortos rodo, kad tikriausiai vasario pradžioj jums pavyks tai padaryti. Taip, aš imu antrą kaladę, tai yra auksinio meno taro ir žiūrim toliau, vandenukai, kas jūsų laukia. Taip, vasaris, vandeniai, pirma korta 8 taurios ir antra korta taurių pažas. Taurių kortos. Taurios tai yra emocijos pas mus, tai yra meilė, santykiai ir visas mūsų emocinis fonas. Tai aštuntukas, jisai rodo, kad tas emocinis fonas jūsų, sakykime taip, dais iki kažkokio tam tikro taško, kai jūs jau norėsite, sakykime taip, kažkas tai norės tas emocijas parodyti kaip kažkokiu tai audringų sprogimų, o kažkas tai atvirkščiai atsistos,
nusisuks ir tyliai išeis ir uždarys duris. Tai čia irgi priklauso nuo jūsų charakterio, temperamento, išminties ir taip toliau, kaip jūs sureaguosite. Bet, turėtų kažkokie tai įvykiai labai jums sukelti tam tikras emocijas. Šiaip turėtų būti tos emocijos teigiamos, nes iškrenta taurių pažas, o taurių pažas tai yra visada tokie malonūs dalykai. Pagal taurių pažą mes gauname komplimentus, mes esame giriami, ne? Mums pasako kažkokį gerą žodį, pagiria mūsų darbą, mūsų išvaizdą, dar kažką tai. Viskas, kas yra malonu žmogui, kaip balzamas ant širdies. Pagal taurių pažą taipogi būna visi tokie malonūs pasiūlymai. Nueiti ten į pasimatymą, pavakarieniauti, dar kažkokie tai papramogauti ir taip toliau. Prisipažinimas irgi ir parodymas simpatijos irgi eina pagal taurių pažą. Taip, aš imu trečią kaladę iš Protėjusio Mėnulio taro ir žiūrim, mano brangus vandeniai, toliau, kas jūsų laukia vasario mėnesį. Traukiu kortą. Pirma korta 9 taurės ir antra korta 3 pentakliai. 9 taurės tai irgi emocinis pakilimas, tai yra po to emocinio kažkokio išsekimo, tokio audringo, kuomet jūs viskas jau atėjote iki taško, jūs pasijusite atsipalaidavę laisvai, jūs pasijusite, pagaliau atsipūsite, kad visas ta įtampa kažkokia emocinė, jinai viskas arba sprogo, kad jūs ten išsisakėte ir išemocionalavote labai labai stipriai audringai, arba kaip tik jūs uždarėt tą vietą, nieko nepasakėt, bet daugiau ten irgi neateisit, negrįšit, nebendrausit ir taip toliau. Ir čia eina toks emocinis atsipalaidavimas. Žmogus atsipučia, žmogus pagaliau priėmė sprendimą, žmogus pasijuto lengviau ir gali dabar kažkaip tai pasijausti, kad tas sprendimas buvo teisingas. Taipogi tai vėlgi kažkokios šventės, kažkokie ten gimtadieniai, jubiliejai, dalyvavimas kažkokiuose pramoginiuose renginiuose ir taip toliau. Visi malonūs dalykai. Taip, 3 pentakliai tai yra korta, tokia daugiau praktiškumo, tai tuomet, kai jūs galvojate apie ateitį ir jūs galvojate apie kažkokį piniginį pagrindą arba pajamų ir pelno padidėjimą. Ir jūs norite kažkokį sukurti aišku strateginį planą, kaipgi jums padidinti tas pajamas, kaipgi jums, kažkaip tai užsidirbti, ne? Ir, tas planas gali būti, kad jūs pirmiausia suprantate, kad, pavyzdžiui, kažkokio jūsų profesijoje jūs atėjote iki kažkokios ribos ir jums jau reikia patobulinti savo įgūdžius, kadangi jau labai daug visokiausių naujovių išėjo, jeigu jūs ten kažkokia kirpėja, manikiuristė, kosmetologė, ir jums jau reikia pereiti tam tikrus, vėlgi, naujus, modernius kažkokius tai mokslus, tų metodų kažkokių naujų įgyti ir tuomet jūs pereisite į kitą levelį, į kitą lygį. Taipogi, tai čia žmogus nusprendžia, ko jam reikia, kokių mokslų, kokį įgūdį patobulinti, pasirenka ir eina, tarkim, tą įgūdį tobulinti, nusipirkęs tam tikrus mokslus, seminarus ir taip toliau. Taip, ir paskutinę kaladę metų rato taro, žiūrim, kaipgi pasibaigs jūsų vasaris, mano brangus vandeniai. Traukiu kortas, pirma korta Lazdų riteris ir antra korta 9 kardai. Žiūrėkit, Lazdų riteris tai yra judėjimas į priekį, bet tai yra skubėjimas. Tai nedarykit nieko skubotai, nepriimkit skubotų sprendimų, nebandykite pastumti ten to laiko, įvykių ir taip toliau. Viskas ateis savo laiku, biškiai reikia kantrybės ir viskas bus. Nes čia yra toks skubėjimas, kada žmogus ten pradeda kažką tai spausti, daryti įtampą ir savo, ir kitiems, davai greičiau, kada, nėra kantrybės. Tai čia yra irgi jums patarimas apsišarvuoti kantrybę. Taip, ir 9 kardai, 9 kardai tai žinoma tokia korta, vėlgi tokio
nerimo, ne, kada žmogus savo prigalvoja visokių baimių ir visokių nerimo, ne, ten kažkur kažkas tai dilgčiojo, ten kažkur suskaudo ir žmogus jau pradeda ten, aš nežinau, fantazuoti, kas čia galėtų būti, skaityti, kad ten, va ten, toj pačioj vietoj skaudėjo, paskui pasirodo, kad tas ir anas. Nefantazuokit, čia yra, tuomet, kai žmogus pats save, va tuo negatyvu, pripildo ir, taip sakant, išpučia iš musės dramblį. Ir dėl to pradeda liūdėti, pradeda nerimauti, pradeda panikuoti ir taip toliau. Tai va, to nedarykite, mano brangus vandeniai, ir mėnuo bus puikus. Sėkmingo jums mėnesio.